Rana dabar priejo prisiglaustų, manau, Irmantui būtų negerai. Irmantas turbūt pastatytų į vietą. Nori. Jokių būdų nekiaulins estams. Aš jam pliusą duosiu, tai man duos prieš Rimą, tai gausis, jau 2 prieš 1, o net viršiai. Tiesą pasakęs, aš nežinau, kaip aš dabar jaučiuosi. Aš jaučiuosi šiek tiek taip šudinai atsiprašant, bet kažkaip aš. Tai kągi, pradėsim balsavimą. Taisyklės jūs žinote. Lyderius. Pirmoji lietuvių lyderių tapo Ugnė, bet jai pralaimėjus prizo rungtį, ši garbė, našta, atsakomybė užgulė Rimo pečius. Gal tai ir padėjo jam tikrai šauniai laimėti pirmąjį Robinzoną lietuvių komandai. Į salos tarybą mūsiškiai pasiuntė Estijos Robinsonus ir jie išbalsavo Kajė. Šį dieną vėl visiems čia saloje atneš didelių netikėtumų. Komandos privalės apsikeisti lyderiais. Kągi, netrukus sužinosime, kaipgi šis tikrai ekstremalus pasikeitimas paveikė jų gyvenimą saloje. 13 diena. Žiūrėk, neskriausk mūsų. Ну, привет. Как, коллега, как тебе новость? Kolega, kaip tau naujiena? Давно не виделись. Ilgai nesimatėm. Не ревели? Соскучался по вас. Taip aš jūsų pasilgau. Ну, будь здравый, Daug боярин. sveikas, panaitė. Научусь Kaip nors Я išmoksiu. nežinau, patinka. Fainas bičiukas. Nu, sakau, su juo įdomu pašnekėti, su visokiom temom. Nu, normaliai, sakau, man jisai nieko. Вы уже кушали, нет? Jūs jau valgėt? Во, делали кушать. Kaip tik gaminamės. Все планы вот так вот. Ir staiga visi planai Nu, pasikeitė. fainas buvo vaikinas, aš esmė tame, kad kol kas nesigailiu, kol kas, kad jisai pas mus atėjo. Bendrą kalbą vakar, bendrą kalbą iš karto radomės, vėlai nuėjome miegoti, išsišnekėjom, jisai pasakojo, mes pasakojom, jis daug klausinėjo, mes taip, nu, Могу что-то помочь? gana šiltai pasišnekėjom. Так, где же я буду спать? Kur aš miegosiu? Čia virtuvė, Ten mėgamasis. Там что? o tualetas visur aplinkui. Aš Janis Dudums, man 24 metai. Aš iš Sarnato. Čia mano namai. Man čia labai patinka. Išliejau čia daug prakaitą. 2 metus praleidau jūroje. Buvau jūreivis tanklaivė. Per 2 metus pamačiau ko ne pusę pasaulio. Išpešiau iš to daug naudos. Dabar esu reklamos agentūros techninio skyriaus vadovas. Mano kolegos nuostabus ir atsakingi žmonės. Mano aistra ir hobis vandens sportas. Ypač dievinu greitį.
Nors ir netarnavau armijai, mano neįsipildžiusi svajonė paskraidyti naikintuvu. Tiesą sakant, lietuvių stovykloje jaučiuosi puikiai. Gerai valgom, esam patenkinti, laimingi, puikiai smiegam. Var teikt, ka paveicies pie laišiem, ka es esmu dotajā momentā tāds svešais, tāds, ciemiņš, kas, protams... Taigi man pasisekė, kad patekau pas lietuvius. Kol kas esu pašalietis svečias ir šioj komandai turiu daugiausiai šansų iškristi. Todėl dėsiu visas pastangas, kad lietuvių komanda laimėtų. Darīt to, lai lietuviešu komandu uzvarētu. Linelį, linelį, laikas tau žydėti, mergelė, mergelė, laikas tau tekėti, nieks kit čia nekals, mergužėlė tu pati su berneliais, rali, labai buvai upatni. Tad, kad kontrabandas veidā tika mums Labai sargādāts... apsidžiaugėm per nelegalius mainus gavę iš Latvijos žuvies. Tas arī bija ļoti liels prieks un pārsteigums. Puikiai prisikirtom. Ļoti feina maltīte izdevās. Viņi it kā no mazām lietiņām... Lietuviai iš trupučio maisto sugeba paruošti tiek, kad jautiesi prisivalgęs. Barojoši, kad tu paēdi... Kad ir sribos prisisribi tiek, kad jautiesi visiškai sotus. Kā saka, biezums paēdis, un tu jūties kārtīgi paēdis. Un šodien, piemēram... Pavyzdžiui, šiandien Ugnė rado valgomų nendrių. Niedri, ko var... Visai kaip šokoladinis desertas. Tā kā šokolāda, saldais ēdiens. Oi, kaip saldu. Kaip saldainis. Nu, chebra, pasižiūrėkit, saldumynų radau. Bet tu dar trumpiau negalėjai išeiti, o kas šitokio yra? Ašgi ieškojau tiek daug. O kas šitokio yra? Это сладкое. Очень сладкая. Labai saldu. Ir labai skanu. Где ты нашла? Kur tokią radai? Вот ходила, žiūriu. смотрю. Какой ты молодец. Šaunuolė. Это твой или мой? Čia mano ar tavo? Твой? Tavo? Это наш. Mūsų. Bet įdomu, kas šitokio yra. Да и шоколада больше не надо, слушай. Ir šokolado Но nereikia. знаешь, я все равно его хочу. Žinai, aš vis tiek jo noriu. Kas čia darosi? Nežinau. Dabar tu mūsų lyderis? Bent jau jūsų komandos narys. Sveikas atvykęs į mūsų komandą. Galiu pasakyti tik tiek. Manau, tokie pasikeitimai mums teikia naudą. Dėl to, kas atsitiko, neverkiau. Bet ir neapsidžiaugiau dėl to, kad Dreno išėjo. Negalvojau, šetau, gavai ko nusipelnai, nieko panašaus. Nusiminiau sužinojus, kad jam teko išeiti pas latvius. Nors atvirai šnekant, niekiek jo nepasilgau. Et ta peab nüüd minema lätakate juurde, aga ausalt ütlen, ei tunne Renost puudust. Kahju muidugi on, et Rene ära läks. Gaila, kad Reno išėjo. Subirėjo mūsų komandą. Rimas viską žiūri paprašiau. Paklausėm, kaip jis jautėsi sužinojęs, kad teks palikti lietuvių stovyklą ir jis pasakė, kad čia yra žaidimas. Jei tokios jo taisyklės tebūnie. Jis mūsų komandai labai naudingas. Labai daug žino. Kur ko gauti ir ką daryti. Rimas rimtas vaikinas. Vyriškai šnekasi su Ranu. Man jis patinka kaip kompanionas, bet nedaugiau. Nežinau, kiek dar būsime kartu. Kol kas jokių ginčių nekilo, tačiau laikas vietoj nestovi. Aga aega on. Estai labai draugiški, šiltai, nebuvo nei jie, man atrodo, didelio streso, nei man. Nes iš kitos pusės, ko gero, išeinančiam turėjo būti sunkiau. Ir minkščiau miegoti. Kažkaip smėlis minkštesnis yra ką. Aš šiandien bendrai labai gerai įsimiegau. Matyt dėl to, kad šalia Rano. Jie kažkaip į buitį taip žiūri atsainiau. Taip likti dėžės susikruo. Jie savo didelį puodą paliko, jie maisto nebeturi, visai nebeturi maisto. Estai truputį gal kultūringiau elgėsi, ta prasme, kad jie visada, kiek aš buvau, sakau, vieną kartą baisiai atsiprašė, kalbėjo estiškai, o šiaip visada kalba angliškai. Tai lietuviai tai taip, nesibodi ir lietuviškai tarpusavį persimesti. Jis toksai
Aš nežinau, kaip ten pas juos. Gal. Kai palikau Saviškių stovyklą, labiausiai bijojau, kad mane nusiūs pas latvius. Tiesiog su jais man dar neteko bendrauti. Neįsivaizdavau, kokie jie ir labai to bijojau. Aplinka čia daug patogesnė. Estų stovykla vargana, aplink dykynė. Primena kalėjimą. Dabar suprantu, kodėl taip bjauriai ten jautėmės. Vis vien labiau norėčiau būti su estais. Kol kas aš čia dar neseniai, todėl yra apie ką pasišnekėt. Viskas labai įdomu. Galiu nesustodamas klausinėti. Kõik, mis nagu räägitakse, on nagu huvitav ja uus ja ma saan kogu aeg küsida ja mina igal juhul tunnen... Jaučiuosi čia jau daug geriau. Latviai išmokė mane, kaip išvirti kokoso riešutą. Įmesti laužą, palikti 20 minučių ir netrukus jau turi labai skanios kokosų arbatos. Jie labai gerai pasirengę psichologiškai, be to fiziškai tvirti. Negaliu apie juos pasakyti nieko blogo. Jie puikūs žmonės. Nemanau, kad galėtų suvaryti į nugarą peilį ar išduoti. Nuo šiol man teks būti vienam iš Latvių. Manau, jei kausiuos su estais visą jėgą, jie supras, kad toks man dabar skirtas vaidmuo. Bet jei imsiu vaidinti kvailelį ir išduosiu latvius, jie man šito niekad neatleis. Aga kui ma praegust lähen sinna rolli mängima, lätlaste, lipu all, lätlaste, meie naabrite värvides, siis lätlased ei antestaks seda kunagi mulle. Aš Kristina Koladina. Man 21. Studijuoju mediciną Latvijos universitete. Šiaip esu iš Liepojos. Ten prie jūros praleidžiu visas vasaras. Jūra ir saulė mano stichijos. Nuo balandžio mėnesio mirkstu paplūdimį. Maudymosi sezonas man baigėsi tik spalį. Esu sportiška. Labai mėgstu žaisti paplūdimio tinklinį. Tačiau didžiausia mano gyvenimo aistra – žirgai. Be to mane žavi tolimos galaktikos. Norėčiau tapti kosmonautą. Aš tikiuosi, kad Rimas nedalyvaus. Jokių būdų nekiaulinsiu estams. Jisai nori dominuoti visapusiškai. Nori, ne tai, kad to Robinson, bet jis nori dominuoti visapusiškai. Jeigu jie sveikai mąsto, nežinau. Mane tai nustebino, kad pas jį va čia jo vėliavėlė. Aš niekada to nebūčiau padaręs. Niekada. Busted over you. It feels like rain. Feels like rain. Huh. Помните? Моя бабушка. Да. Ага. Помните, кидали бутылку? Prisimenat, metėt butelį, kad mus išgelbėtų. Наверное, обратно на. Turbūt atgal atplaukė. Ну, как, с нервами? Все хорошо? Kaip nervai? Sveiki? Jau nebe. Где это? На каком? Kokia kalba? Hennessy. На литовском. Lietuviškai. Я этого не понимаю. Aš nesuprasiu. У всех будет. Bus visiems. Greitai atplauks laivas paimti jūsų. Jūs nuplauksite į kitą salą, kur turėsite pastatyti gražią stovyklavietę mažiausiai 10 žmonių. Susipakuokite savo daiktus ir maistą. Davai!
Gediminai atnešk savo antklodę, paliekant juodą lagaminą. Atvykome į man matytą didžiausią salą. Čia mūsų laukia malonios staigmenos, kadangi šalia kitų daiktų mes radome stalą, nukrautą vaisiais, todėl labai maloniai užkandome. Pirmiausias uždavinys iš tikrųjų reikia galvoti apie stovyklavietės įrengimą. O visa kita Dievo valioje nežinau, kaip klostysis. Bet šiaip tikrai labai smagu, aš kiekvieną dieną jaučiuosi vis geriau. Kaip miegojimas kitai vietai? Na, aš tai gerai miegojau. Vakar daug emocijų matyt buvo, žinai. Tai išpilėjom. Jo. Daugiau turbūt taip nebebus ir daugiau tokių gerų naktų nebebus. Geriausiai, matau, mes jau nusiteikėm, buvom geriausiam, reikėjo nusiteikti blogiausiam. Jo, kažkaip tą prasme neįvertinam. Dėl to sako, nusiteikti blogiausiam, kad būtų geriau. O gavosi tai kažkaip atšventėm pergalę. Nu, ką padarys? Vėl bus bloga naujiena. Плохая новость, по-моему, будет. Давай. Nesitinkam? Siekiam, čia viskas. Nu, Prieik. Tuoj žiūrėsim, kas čia. Įdomu, kokia kalba bus parašyta. Tikriausiai lietuviškai, mes išversim. Taip, lietuviškai. Atėjo laikas. Dar